viešasis kalbėjimas yra dalis mano profesijos. Esu girdėjusi daug apie viešąjį kalbėjimą, apie įvairius mokymus, apie įvairius lektorius. Ir mes kartu su komanda ieškojom visi, kur galime kreiptis, kas galėtų mums padėti, kas gali būti tie tikri profesionalai viešojo kalbėjimo. Ir pasipainio tokia galimybė kartu su BNI Ąžuolas klubiečiais sudalyvauti kitokie projektai viešojo kalbėjimo mokymas. Negali patikėti, kad tai galima išmokti. Per tas 3 dienas pasikeitimas toksai, kad dabar klube ateini ir tiesiog, tai yra viešo kalbėjimo šventė. Luko tas kalbėjimo mokymas, Ginto kalbėjimo vidinis pasaulis, Lauros kalbėjimo muzika. Mane taip įsuko į visą tą dalyką, kad aš negalėjau būti tiesiog stebėtoju. Suprantu, kad kalba tai yra muzika. Supratau, kas tai yra kalbos struktūra, atsistoja viskas į savo vietas ir pagaliau netgi kalbėjimo baimės prasmę suvokiau ir netgi technikas, kaip jas valdyti. Tai buvo man didžiulis atradimas, kai mes pavirto šventę. Aš savo padariau tikrai daug atradimų, suradau instrumentą net savo verslui, komunikacijai ir netgi pasakyčiau asmeniniam tobulėjimui. Jeigu jūs bijote, bet norite, bet bijote, bet norite, verta. Pradėsite to mėgautis, pradėsite mėgautis pauzėmis ir gyvenimas atsivers kitos spalvos.